Taip, tai šiandieną susirinko mes į antrąjį konkurso etapą, Kuriu savo miestą. Ir atvyko komandos iš visų partnerių, tai yra patys geriausi, patys kūrybiškiausi mokiniai. Ir šiandieną jie varžysis tarpusavyje, pristatydami savo idėjas, savo maketus ir taip pat kurdami jiems reklamą. Manome, kad tai yra svarbu ypatingai šių laikų mokiniams, šios kartos mokiniams, todėl kad vaikai mėgsta judėti, mėgsta viską tyrinėti ir jiems turbūt lengviau įsiminti, lengviau įvykdyti savo tiesiog idėjas, įgyvendinti viską išbandant. Tai mano komanda bando pristatyti projektą, atnaujinti mūsų mokyklos ir tiesiog mūsų kaimelio amfiteatrą, kuris tikrai, mano manymu, būtų naudingas mūsų kaimeliui. Tā ir ļoti laba pieredze runāšanā, jo mums tomēr jāprezentē, un mums arī bija reklāma jātaisa, tādēļ vispār vienkārši fantastiski. Viņi ir izveidojuši maketus, domājot par kādas problemātiskas vietas atjaunošanu, renovāciju. Tā būtu vieta, kas atbilst viņu prasībām un tām funkcijām, kas tieši jauniešiem ir svarīgas. Šeit mēs ļoti redzam, kā darbojas STEM. Tā ir problēma risināšana, tās ir inženierzinātnes, tās ir digitālās tehnoloģijas, ko jaunieši apgūst, un, protams, sadarbības prasmes un prezentēšanas spējas. Brīnišķīgs pasākums!